Sveiki visi, esu Edita. Labai dažnai sulaukiu jūsų klausimų, ar galima skalbti makramę su užuolaida skalbyklėje. Tai atsakymas žinoma, kad taip. Šio video metu būtent viską jums ir parodysiu. Kaip matote, už mano nugaros kabo makramės užuolaidos. Jos yra pakabintos gana ilgą laiką ir tikrai atrodo puikiai. Bet šiandieną mes jas išskalbsime. Norėčiau dar priminti tai, kad mano makramės užuolaidos dažniausiai yra iš natūralios medvilnės virvutės, kuri yra tikrai praktiška, nes jinai nėra balinta. Trumpai papasakosiu, ką mes darysime. Pradžioje susipinsime į kasytes. Tas kasytes surišime šniureliais, virvutėmis ar dar ko nors. Visą tai yra būtina padaryti tam, kad kuo mažiau susiveltų mūsų virvučių, kol suksis būgne. Skalbimo mašinoje pasirinksiu programą rankų plovimo arba vilnos, kad kuo mažiau suktų. Taigi, kimbame į darbus. Pavyko jas išskalbti. Jos pakabintos yra drėgnos, virvutės išsities, išsilygins kabančios, kol išdžios. Patarimas toks, kad nedėti užuolaidų ant aukštos temperatūros. Geriausiai būtų ant šalto vandenuko. Su šaltu vandenuku plauti, kad nesusitrauktų stipriai. Tai ką? Užuolaidos švarios, gražios, pamatėte tikrai, kad jas eina skalbti. Ačiū, kad žiūrėjote ir pamėginkite jūs dabar išsiplauti savo užuolaidas ir parašyti man į komentarus, kaip sekėsi jums. Lauksiu tikrai komentarų jūsų. Ačiū ir iki.